Šiandien turim iš esmės dvi vienodas multimedijas, bet yra ne visai taip. Viena kainuoja 200 eurų, kita kainuoja 400 eurų. Bet apie tai mums daugiau papasakos Marius. Turim dvi vienodai atrodančias multimedijas, abi dvi jos yra 10 colių, abi turi tokius pačius mygtukus, tokio pat dydžio ir atrodo, kad tai yra vienas ir toksai pat daiktas, kaip gali pasirodyti ir perkant daiktus internete. Praeisim kelis tos punktus pagrindinius, renkantis multimediją į savo automobilį. Tai pagrindinis dalykas tai turbūt yra parametrai procesoriaus, kiek turi multimedija RAM, kiek turi vidinės atminties, kodėl tai svarbu, nes, tarkim, palyginus šias dvi multimedijas, ši multimedija turi silpnesnį procesorių, kelis kartus už šią multimediją, 2 GB RAM ir 32 GB atminties. Ši multimedija bus daug kartų lėtesnė negu multimedija su greitesniu procesorium, 8 GB RAM ir 128 GB atmintim. Galbūt viena aplikacija veiks taip pat, kaip jinai veikia, bet ant abiejų multimedijų, tačiau jeigu jūs įsijungsite kelias aplikacijas, parsisiųsite aplikacijas, kurios pastoviai refreshinasi, background'e ir panašiai, kaip ir kompiuteriai, galingesnė multimedija tikrai veiks geriau, sklandžiau. Antras dalykas, kas yra svarbu, tai yra rezoliucija. Nors ir abi multimedijos yra 10 colių, tačiau šios multimedijos rezoliucija yra HD, o šitos multimedijos rezoliucija yra Full HD. Tai reiškia, kad Full HD rezoliucija atvaizduos tiek video, tiek ikonas, tiek aplikacijas daug gražiau, raiškiau ir tai aiškiai galime pamatyti skirtumą. Dar vienas dalykas dėl ekrano, jo apšvietimas, tai aiškiai matome, kad pigesnė multimedija stokoja apšvietimo ir rodo vaizdą tamsiau negu brangesnė multimedija, kuri naudoja geresnės apšvietimo komponentus. Ką dar galima pasakyti apie skirtumus, tai apie tos hardware skirtumus, tai tarkim šita brangesnė multimedija papildomai turės gale ventiliatorių, kuris aušina multimediją pasiekus tam tikrai temperatūrai. Tokia multimedija, pigi multimedija, dažniausiai to ventiliatorius neturės. Kainos skirtumas 10-15 eurų, bet karštą vasaros dieną tai tikrai gali jūs išgelbėti tiek performanso, tiek kad ta multimedija iš viso veiks, įsijungs ar neperkais naudojantis. Tai dar vienas testas, ką galima padaryti, tai yra multimedijos susikrovimo greitis, tarkim atėjus iš ryto, įjungus degimą, per kiek laiko gali užsikrauti abidvi multimedijos. Tai įjungiam, paduodam elektros abiem ir laukiam. Matome, kad silpnesnė multimedija aiškiai ilgiau užtrunka. Ši multimedija užsikrovė dar 360 kamerų aplikaciją ir grįžo atgal į pagrindinį meniu, o iki to laiko sugebėjo šitą multimediją tik tai užsikrauti pirmą kartą. Tai kurią multimediją išsirinkti, manau, tikrai supratot, išsirinksit patys, o jeigu kils klausimų, susisiekit.